pagrindinė rekomendacija yra taip. Geriausia, kad pasakų knygos būtų be paveikslėlių, pagrindinė. Jeigu ir vis dėlto jūs norite su paveikslėliais, tai bent jau, kad tie paveikslėliai nebūtų tokie multikiniai paveikslėliai, kad nebūtų tokie komiški padaryti, kad jie būtų subtilus. Būna ir labai dailininkų padaryti gražus darbai, bet baisus, kur vaikai bijo tų paveikslų. Liaudies pasakas, pavyzdžiui, lietuvių liaudies pasakas, reikia pasimti pasaką, pažiūrėti, ar gerai jinai baigėsi ir geriausia pasiskaityti pačiam. Ar tau ta pasaka patinka, ar ta pasaka nesukelia kažkokią, ar tavęs jinai, kaip suaugusio žmogaus, tau nekuria vaizdinių iš tokių naturalistinių kažkokių vaizdinių, kaip iš siaubo filmų. Tai pats ar gali susitvarkyti su tą pasaką, ar tu įniksi į pasakos gelmę pats. Kitas yra mes labai mėgstam visur, Valdorfo darželius, visam pasauliu labai mėgstama brolių Grimų pasaką sekti. Broliai Grimai tai nesukūrė tų pasakų, jie surinko šitas pasakas. Vokietijoje rinko tas pasakas ir tos pasakos irgi yra autentiškai, labai sąžiningai užrašytos, broliai Grimai nepremoralizavo, neprikūrė, bet brolių Grimų pasakose irgi reikia pasižiūrėti, irgi ne visos pasakos gerai baigėsi. Be to, kad reikia pasižiūrėti, kiek lapų pasaka užima, nes kartais sakysi, valandą laiko, jau vaikam toj keltis reikės, dar čia pasaka. Bet brolių Grimų pasakos labai daugumas pasakų yra tokios labai geros. Kita vertus, mes dažniausiai sekam brolių Grimų ir lietuvių liaudies pasakas, bet galima imti ir kitų tautų pasakas.